Aš esu Elzė ir šoku jau 15 metų. Šokis pasirinkau, nes tai buvo veikla, kuri atnešė man daug ramybės, daug atsipalaidavimo ir daug džiaugsmo. Aš šokiuose jaučiuosi, kad galiu išreikšti savo kūrybiškumą, savo emocijas. Aš įkvėpimo dažniausiai semiuosi iš muzikos. Dažnai pati muzika diktuoja savo garsais, savo keliama emocija, koks šokis turėtų būti. Tai muzika tikrai labai daug įkvepia. Bet taip pat įkvėpimo semiuosi ir iš kitų šokėjų bei choreografų, į kuriuos aš lygiuojuosi. Nusprendžiau tapti trenerę, nes tiesiog tą visą džiaugsmą ir meilę, kurią jaučiu šokiui, labai norėjau perteikti ir kitiems žmonėms ir padėti jiem irgi pajusti tą džiaugsmą šokant. Be šokių aš taip pat mėgstu eiti pasivaikščioti, būti gamtoje, taip pat žiūrėti filmus, skaityti knygas, siūti rūbus. Aš Mengusto šokių studijoje treniruosiu hip-hop šokį stilių. Kviečiu pas save ateiti tuos, kurie nori išmokti arba pagilinti šokio žinias, taip pat kurie nori gerai praleisti laiką, išreikšti save tiek kūryboje, tiek ant scenos, atliekant įvairias choreografijas ir pasirodant pasirodymuose. Na ir tuos, kurie nori sustiprinti save, išmokti naujų dalykų ir tiesiog išbandyti save naujoje srityje. Nepatogus klausimas. Ką renkies? Lietuvos Rytas ir Žalgiris ir kodėl? Tai be abejo renkuosi Žalgirį, nes tai yra mano mylima Kauno komanda ir aš visada būsiu Žalgirį. Jeigu tu galvoji, kad tu gali, tu esi teisus. Jeigu tu galvoji, kad tu negali, tu taip pat esi teisus.